Sveiki gyvi visi. Šiandien atvykę į sodybą turėjome tokių darbelių numatę, bet vienas darbelis toksai atsirado tiesiog pamačius vaizdelį ir dabar rodau mūsų tavo tokį dekoratyvinį kalnelį dėl to, kad šiandien parodysiu, kaip sugalvojom, tiksliau sakant, skaitėm kažkur ir patarinėjo, kaip pušelės, kalninės pušelės, kaip jas formuoti, kad jos nebūtų per didelės ir neužgoštų dekoratyvumo. Štai čia šitam mūsų dekoratyviajam kalnelyje yra keletas pušelių. Šita viena pušelė ir ten viena pušelė, kurią mes nenorime, kad jos užaugtų didelės labai, todėl jas truputėlį paformuosim. O formuojama yra būtent nugnybent tas ataugas, kur pamatysit. Šitą aš jau apgnaibiau pušelę. Čia pridėt šitų ataugų kiek. Šilagėlė kaip pražydo dar antrą kartą. Tai o ana dabar, vos nenudribau ant akmenėlių. O šitą dabar apskabysiu, kad matytumėt, kaip aš taip darau. Gal kas nors mane sukritikuos ir patars, kaip tą reiktų daryti geriau. Tai paimu tiesiog tą stiebą ir puselę jo gnybių. Tiesiog nuskinu. Ir visus šitos apskinu, tam, kad jie per daug neįtų į viršų, geriau tada šakotųsi į šonus, tankėtų ir būtų gražus vaizdas ir neužgoštų viso to kitų augalėlių, kurie yra čionais ir žodžiu, gražiai formuotųsi. Pamačiau konkorėžiuką, dar kokį mažą pagamino. Šaunumėlis. Tai štai tokius diegus nuskabysiu aš kruopščiai visus, dabar tik tai parodau, kad tokiu būdu girdėjom, kad galima formuoti ir gražiai auga tada kalninės pušelės dekoratyviai ant kalnelių, ant visur, kur jos auga. Tai toks štai reportažas iš mūsų dekoratyvaus kalnelio. Ir čia dar vienas toksai. Vieną radom konkorėžiuką ant mūsų šitogi kėno. Tai bent nuostabuolis. Toksai rūžavas įdomus. Gražuma. Štai. O čia yra ir daugiau pušelių, bet pavyzdžiui, šitą pušelę mes dar norim palikti, kad jinai dar plėstusi. Ta irgi tegu plečias, ten ta auga. Šitą mažulytę irgi tegul dar auga, todėl aš jų neskabysiu, o paliksiu. Tulpytį turim geltoną dar mažą. Šitie ežiukai man labai patinka. Jie čia aišku, kaip pašėlė dauginasi ir auga, bet kad jie gražus, tai tegul ir būna. Čia tarp akmenų. Čia akmenų buvo sudėta daug didelių, bet jie po biškį dingsta, taip augalai jos užė. Tai todėl po to aš juos paimu vėl iškasu, ištraukiu. Čia irgi daugybė akmenų pridėta ir jie čia apaugė. Jos paskui reiks kažkaip truputį ištraukti. Tai toks dalykas apie kalninių pušelių šitą visą formavimą. Tai viskas, tada šiam kartui tiek. Iki.